Sveiki. Šiandien mes pabandysime pasiaiškinti šiek tiek vėlgi apie sankryžas, kurios yra lygiareikšmės nereguliuojamos, jeigu prie sankryžos nėra nei kelio ženklų, nei policininkų, nei šviesoforų, skaitos jinai yra lygiareikšmė nereguliuojama. Taigi, kaip praeitam reportaže paskaitėliai video mes kalbėjom, kad jeigu iš dešinės pusės neturiu jokios kliūties, aš galiu važiuoti. Tokiu atveju baltas, jisai mato, turi kliūti iš dešinės, raudona, jisai įvažiuoti sankryžą niekaip negalėtų. Raudonas važiuoja tiesiai ir jisai turi kliūti iš dešinės mėlyną, irgi važiuoti niekaip negalės. O mėlynas jisai turi iš dešinės laisvą kelią. Tokiu atveju mėlynas vienintelis iš jų visų gali įvažiuoti sankryžą. Bet kadangi mėlynas šioje situacijoje jau suka į kairę, mes bendrai turėtume suprasti, kad mėlyno situacija nėra tokia gera, kadangi mėlynas įvažiavęs į sankryžą ir norėdamas išvažiuoti iš jos, jisai turės sustoti viduryje sankryžos. Nesukdamas į kairį, jis atsuka dešinį šoną baltam. Kada mėlynas stovi viduryje sankryžos, tada važiuoja raudonas automobilis. Kai nėra raudono, tada važiuoja baltas, na ir tada mėlynas gali pabaigti manevrą. Iš principo, reiktų bendrai žinoti, kokie eilės tvarka šitie visi automobiliai važiuos, tai mes atsimint turėtume, kaip ir praeitoj paskaitoje šiek tiek kalbėjome, kad važiuoti per sankryžą reiškia ją įvažiuoti ir išvažiuoti. Sekundėlę luktelkit, tai visai pagalvos, ką aš čia noriu daryti. Na va, mėlynas, tarkim, įvažiuoja, vidury sustoja, tai nesiskaito, kad jisai per tą sankryžą važiavo. Jisai yra tik įvažiavęs, bet nevažiavo, nes važiuoti reiškia ir išvažiuoti. Taigi, pirmas iš jų važiuoja raudono automobilio vairuotojas, antras važiuoja balto automobilio vairuotojas ir mėlynas važiuoja paskutinis. Taigi, sėkmės, peržiūrėkit būtinai sekančius video.